Sveiki visi mano kanalo klausytojai, labai smagu Jūs čia matyti. Džiaugiuosi, kad domitės tuo, ką aš su Jumis noriu pasidalinti. Ir šiandien aš ruošiuosi pradėti naują video įrašų seriją, kadangi pati skaitysiu knygą gerai žinomo mokytojo, pamokslininko ir tarnautojo Andrew Wommack. Daugeliu jis turbūt yra žinomas, kas manęs klausysis. Taigi aš ruošiuosi skaityti jo knygą Neribokite Dievą ir įsivaizduokite save sėkmingu. Ir ją beskaitydama noriu dalintis savo įžvalgomis su klausytojais, nes galvoju, kad tai gali būti naudinga ne tik man pačiai, bet ir kitiems žmonėms. Taigi, jeigu manote, kad jums tai gali būti įdomu, naudinga, mielai kviečiu registruotis, prenumeruoti mano kanalą ir sekti, nes darysiu įrašą kiekvienam skyriui, manau, o gal ir keletą įrašų per skyrių. Čia trumpa įžanga šios knygos. Ši knyga buvo parašyta 2015 metais berods. 2014 metais buvo išleista Andrew Wommack Ministry. Ir šioje knygoje autorius, mūsų mylimas mokytojas, pasakoja pirmiausia šiek tiek apie save. Jis sako, kad jo pirmasis susitikimas su viešpačiu vyko 1968 metais, kovo 23 dieną. Jam prakalbo viešpats ir tai buvo labai svarbi data jo gyvenime, nes nuo tada prasidėjo jo tarnystė. Taigi jis tapo naujų asmenių po šio susitikimo ir pradėjo vykdyti tai, ką Dievas įdėjo jam į širdį, tarnauti žmonėm būtent tokiu būdu, kokiu jis šiandien tarnauja. Tačiau jis sako, kad buvo dar viena data, gal net svarbesnė jo gyvenime, tai yra 31 sausio 2002 metais. Ir šią dieną viešpats jam prakalbo per 78 psalmę. Vėliau mes ją pažiūrėsime atidžiau asmeniškai. Taigi viešpats jam tarė, kad jo mažas mąstymas, limituotas mąstymas riboja tai, ką viešpats nori padaryti per jo gyvenime ir per jį. Taigi Andrew Wommackas tuoj pat priėmė sprendimą nuimti visas ribas nuo Dievo veikimo, nuo Dievo savo gyvenime. Ir šis jo sprendimas buvo iš tikrųjų labai svarbus, nes, kaip žinome, nuo tada jo tarnystė taip išsiplėtė pasaulyje, kad yra daugelį pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje. Mes žinome, kad turime 2 YouTube kanalus, tai Maloni banga ir berods Mane tau taip pat verčia jo mokymus ir turi oficialią teisę pristatyti Andrew Wommack mokymus Lietuvoje. Taigi, jei kas norėsite plačiau, galite kreiptis į Andrew Wommack oficialius atstovus Lietuvoje ir klausytis taip pat jo mokymų ir jo tarnystės kitų pagalbininkų mokymų lietuviškai yra išverstų nemažai jau jo tarnystės mokymų. Taigi, skaitydama šią knygą, aš pristatinėsiu kiekvieną iš skyrių, ką mūsų brangus Andrew Wommackas yra parašęs ir kaip jisai padeda ir siūlo mums taip pat neriboti Dievo savo gyvenime, nuimti visas ribas ir iš tikrųjų leisti viešpačiui padaryti tai, ką jisai yra numatęs mūsų gyvenimuose ir taip pat per mus. Jeigu įdomu, prenumeruokite mano kanalą ir sekite, nes vis publikuosiu vieną ar keletą įrašų kiekvienam šios knygos skyriui.
Šios knygos autoriui Viešpats prakalbo per 78 psalmę, per kurią pranešė jam, kad jis riboja Viešpaties veikimą savo gyvenime. Tačiau 78 psalmė yra ganėtinai ilga ir ją, manau, kad norėsiu panagrinėti atskiram video. O šį kartą noriu užbaigti su 76 psalme, kuri yra nuostabi. Taigi, pasiklausykite. 76 psalme. Judo žmonės pažįsta Dievą ir Izraelis jį garbina. Jo palapinė pastatyta Saleme, jis gyvena ant Siono kalno. Ten jis sulaužė ugningas lankų strėles, skydus ir kalavijus, visus karo ginklus. Koks žėrintis tu, Dieve, koks didingas grįžtantis iš kalnų, kur nugalėjai savo priešus. Jų narsūs kariai neteko viso, ką turėjo. Ir dabar miega mirties miegu. Visų galiūnų rankos buvo bejėgės. Tau pagrasinus Jokūbo Dieve, ir raiteliai ir jų ristūnai krito negyvi. Tai tu keli pagarbų šiurpą, tau supykus, kas gali prieš tave atsilaikyti. Iš dangaus tariai savo nuosprendį, žemė nutirpo iš baimės ir tylėjo. Kai Dievas pakilo teisti, gelbėti visų žemės vargdienių, juk ir nuožmiausi žmonės pripažins tave, kai susijuosi pykčio likučiu. Duokite įžadus Viešpačiui savo Dievui ir vykdykite juos. Visi aplinkui esantieji neškite duoklę tam, kuris kelia pagarbų šiurpą. Jis sutramdo didžiūnų išdidumą ir įkvepia pagarbę baimę žemės karaliams.